Dabar mes skubame pas pareigūnus, kurie laiko vyrą nukreipę į ginklus. Gavom pranešimą, kad prie gaisrinės yra vyras, galimai su kirviu ir apsvaigęs, teigiantis, kad nori pamatyti savo vaikus ir žmoną. Netrukus sugrįšime. Ei, pirmyn! Būk mažiau Leslis. Super Tal. Taip, Leslis, sakyk. Taip, Vin sakė, čia Fortijos policijos departamentas, žmogau. Padėk ragelį. Ei, padėk ragelį, prašau. Nori pradėti žodinį ginčą? Supratai? Taip, ei, Vincentai, išjung foną, žmogau. Žiūriu, judino kairiąją ranką. Išjungiu. 15. Šaukimas gauna. Ei, aš čia pasirengęs panaudoti mirtiną jėgą. Jei nori įsitikinti, kad jie gerai sulaikymo komanda, Vincentai... Padėk telefoną, teisingai. Liūdais savo telefoną. Padėk telefoną ant žolės. Ei, nori padėti ragelį? Super Tal. Aš jums jau kurį laiką skambinu. Taip, pasukite į kairę. Taip, žiūrėkite į kitą pusę, štai taip. Dar šiek tiek į savo. Pasukite kairę. Vincentai, tiesiog atsitrauk link manęs. Atsitrauk, pagal mano balsą. Pagal tavo balsą, gerai? Taip, atsitrauk šitai. Lėtai, štai taip. Eik toliau, bičiulė. Eik toliau. Štai, eik toliau. Eik toliau. Eik toliau, pirmin, eik toliau. Gerai, klaupkis čia. Klaupkis. Štai taip, laikyk rankas virš galvos. Laikyk rankas virš galvos. Aš turiu mažiau mirtiną priemonę čia. Sukryžiuok kulkšnis už savęs. Štai taip. Bandyk dar kartą. Bandyk dar kartą, tau sekasi. Gerai, lik ten, supratai? Ką aš padariau? Tiesiog lik ten. Uždėsime tau antrankius. Tu nesi suimtas, gerai? Tiesiog būsi sulaikytas, gerai? Kodėl? Kodėl aš esu sulaikytas? Mes tave tuoj paleisime. Sveiki, kaip sekasi? Kaip laikaisi, broli? Nori, kad tave užregistruočiau tavo Vincent? Tikrinu. Ei, atsargiai su tais antrankiais, vyrai. Galim patikrinti? Tai gerai, niekas manęs nedurs, nebadys ar nepjaus. Ei, žmogau, tu tikrai skaudini mano ranką. Negali eiti tuo keliu. Eik kitu keliu. Oho, leis parodyti dar kartą. Kas čia? Sudėk kulnus kartu. Štai taip. Ei, pažiūrėkite į tai, vaikinai. Ei, pažiūrėkite į mane. Tu tavo pavardė. Na, pirmin, vaikinai. Pirmin. Au, tas. Skauda, žmogau. Tai skauda. Atlaisvink dabar, gerai? Tai skauda. Ei, tiesiog noriu įsitikinti, kad esi saugus, gerai? Aš labai saugus. Ar galiu išeiti, nes mano pirštai yra... Taigi. Pranešimas apie vyrą su kirviu. Jis galėjo būti apsvaigęs ir... Kas privertė jūs šiandien paskambinti policijai? Noriu žinoti, kodėl jūs čia esate. Na žiūrėk, štai koks reikalas, žmogau. Gavome informacijos, kad tu galbūt buvai ginkluotas kirviu. Gerai, dieve mano, ir kai aš priėjau prie tavęs, tu kišai kairę ranką į kišenę. Ir aš paleidau tai, ką turėjau kišenėje. Taip, tai buvo peilis, tiesa? Gerai, todėl ir į tave buvo nukreiptas ginklas, supratai? Dar kas nors? Taip, galite viską patikrinti. Ei, šitas vaikinas manęs nesubadė, nesužalojo, nieko panašaus, tiesa? Ne, visiškai ne. Turiu savo EBT kortelę. Štai ir viskas. Ar turite kokį nors asmens dokumentą? Taip, kažkur ten yra. Vincentas Markas, persekiojamas asmuo. Kiek šiandien gėrėte, Vincentai? Ne tiek ir daug, tik vieną gerą taurelę. Ne. Ar žinote, kur dabar esate? Tai Fullertonas. Ir 283. Ar jūsų kuplinėje yra kas nors neteisėto? Ne, nieko. Ar galime patikrinti? Taip. Ar tose krepšiuose yra kas nors neteisėto? Ne. Ar galime patikrinti? Galite. Taip, jums ne 13. Tau Trilika. Tau Netrilika. Tau ko nors reikia? Iki kitą kartą. Mums prireiks daugiau šių padangų. Norit? Kokia tai žiniasklaida? Kodėl mane įrašinėja?
Ir tai yra čia ant šios raudonos bortelio. Gerai? Suglausk kojas, jei reikia. Turiu klausimą. Na, pirmin. Štai taip. Tiesiog sėsk čia. Ne. Tu sėdėsi čia ant šio raudono bortelio. Ar galiu stovėti? Kur peilis? Sėsk čia. Štai, sulenkime kojas. Tai? Yra. Šis vyras akivaizdžiai labai apsvaigęs, jo kalba nerišli, jis kvepia alkoholiu. Jis skambino mūsų dispečeriams, sakė keistus dalykus apie tai, kad yra pasiruošęs. Ir kiek suprantu, jis pasakė savo buvusiai ar dabartiniai žmonai, kad yra ginkluotas kirviu. Paskambinsime tam pradiniam pranešėjai, paskambinsime jo žmonai, išsiaiškinsime, kas šiandien su juo vyksta. Jis davė mums leidimą patikrinti jo kuprinę, todėl pažiūrėsime, ar rasime ten kokių nors ginklų. Be to, tiesiog judėsime toliau. Ir jis greičiausiai yra tiek apsvaigęs, kad negali savimi pasirūpinti viešoje vietoje. Taigi mažiausiai jis greičiausiai šiandien atsidurs areštinėje dėl neblaivumo viešoje vietoje. Bet pažiūrėsim. Čia yra kirvis. Pareigūnas apžiūri krepšį. Čia yra vienas geltonas kirvis ir peilis. Peilis buvo tas, kurį jis turėjo kišenėje, kai jie pirmą kartą prie jo priėjo. Jis laikė jį rankoje, o kirvis yra ten, popierinėme plastikinėme maišelyje. Ir akivaizdu, kad priežastis, kodėl mes jį sulaikėme būtent taip, yra ta, kad jis kažkam sakė, jog yra pasiruošęs. Nežinoma, ar jis bandė išprovokuoti policiją, kad būtų nušautas. Todėl mes ir paskirstome skirtingus pareigūnus skirtingoms užduotims. Pavyzdžiui, atsakingus už mažiau mirtinas ir mirtinas priemonės. Fizinio sulaikymo komanda. Kad galiausiai Mes galėtumėm jį sulaikyti be incidentų ir tikimės su mažesnėmis pasiekmėmis nei galėtų būti. Tai nesvarbu. Viskas gerai, bičiulė. kaip sekas? Taikinių tapęs asmuo. Gerai, mes esame tiesiogiai Fullertons, Kalifornijoje. Čia yra 2 korporalai iš Fullertono, Kalifornijos. Girdėjote, kaip jis kalbėjo apie mažiau mirtinus ginklus. Kokio būtent tipo ginklas tai yra? Iš tikrųjų, turime kelias mažiau mirtinas priemonės. Viena iš jų yra piprinės dujos, turime elektrošoko prietaisą ir taip pat turime ginklą šaudantį maišeliais. Jis veikia kaip įprastas ginklas, bet vietoj kulkos iššauna smūginį maišelį, tikintis, kad fizinis skausmas privers paklusti ir viskas išsispręs be incidentų. Taip. Leitenantas Josefas Tumsas šiuo metu vykdo persekiojimą. Šerifo pavaduotojas Mondrėjus Rambo bando pasivyti. Kaip sekasi su lovu? Čia taip pat dalyvauja pavaduotojas Desmondas Whitsonas. Jį matote ten. Malonu su jumis pasikalbėti. Viktorai X vėjus 864. Mes būsime ten maždaug po 30 sekundžių. Dabar supratau tai. Supratau. Šiuo metu visi sulaikyti. Yra keletas sužeidimų. Ne tik kojų sužalojimų kol kas. Pamatysime, ką turime, kai atvyksime. Koks numeris? Romeo Alfa Mai 50490. Gerai, turime čia šviesas tik. Atsargai. Galbūt keli automobiliai. Greitoji pagalba jau pakeliui. Kai tik apvažiuosime, privažiuosime prie įvykio vietos. Taip pat ir statybo aikštelė. Taigi, per raciją girdite leitenanto Tumso balsą. Jis ten vadovauja. Kitas segmentas turėtume daryti ženklą. Pasiruošę tęsti ekskursiją. Baigiau. Aš čia baigiau. Vienas iš visi baigė čia. Taip, aš tave irgi girdžiu, Aleksai, blokas, leis man, tu gerai? Gerai, informuosiu tave čia. Leis man tai išblokuoti. Jei galėtum patikrinti, kad jį yra, pažiūrėti, kaip yra su avarija.
Taip. Dabar skambinu viršininkui. Harper. Gerai, tai jei jūs negalite rasti pagalbos, ką man daryti? Palauk, broli. Mašinoje jaučiasi žolės kvapas. Ei. Ar vis dar esi eisme? Viskas gerai, kalbėk. Nežinau, kas tai yra. Nežinau, kas tai yra. Taip, taip. Viskas gerai. Manau, šerifas ateina čia. Tu buvai ten? Aš vairavau. Ar tau viskas gerai? Jie iškvietė greitąją, kad tave apžiūrėtų. Viešpatie. Kas atsitiko? Gavau skambutį iš policijos, todėl turėjau sustoti. O jis tiesiog mane taranavo, todėl ir trenkė į šoną. Viešpatie. Atsiprašau, kad jums taip nutiko. Žinau, žmogau. Džiaugiuosi, kad tau viskas gerai. O tavo automobilis? Tiesiog stebėkit. Supranti, jis padarė daug žalos. Nenori išvažiuoti, kol neįvyko avarija. Ar jums viskas gerai, ponia? Turime vieną. Kurio nori? Rūdau. Geras darbas. Gerai. Na dabar turime ateiti ir patikrinti. Turėjome vaikiną, kuris anksčiau bėgo nuo Heitvilio policijos departamento. Jis pabėgo nuo Heitvilio policijos departamento anksčiau. Mes radome transporto priemonę 85-ame greitkelyje. Taip, seržantas Johnsonas jau tai padarė. Nes radome transporto priemonę 85-ame greitkelyje, važiuojančią pietų kryptimi. Jis apsisuko priešais mane, užkirto man kelią. Bandžiau jį sustabdyti. Jis nuvažiavo šiaurės kryptimi 85-ųjų greitkeliu. Kai atvykome čia į Leeds Mill kelią, jis atsitrenkė į kitą automobilį. Iš pradžių jis trenkėsi į skiriamąją juostą, tada į kitą automobilį. Tai sukėlė grandinę avariją. Taigi iš viso 1, 2, 3. Manau, kad dalyvavo 3 automobiliai. Jie turi marihuanos automobilyje. Mes dar neapžiūrėjome automobilio, bet jį guli matomoje vietoje. Taigi esu tikras, kad ten tikriausiai yra ir kitų dalykų. Vienas iš įvykio dalyvių buvo pareigūnas, kurio automobilį jis kliudė. Tai buvo kito agento automobilis. Ei, mums reikia tave pasiimti. Turime apsukti šiuos automobilius, berniuk. Apsisuk. Ei, mane užblokavo. Esu prie kitų automobilių. Turime paimti likusius automobilius. Noriu būti 5. Noriu norėti būti 5. Ei, sąžininga. Tu jų neturi savo automobilyje. Būsiu atviras su tavimi. Ei, jis sakė, ar jis gali ateiti, jei nori uždegti mano eglutę? Galbūt atsisėsiu. Ne, kol kas nieko. Ne, aš noriu pažiūrėti po kapotų, bet... Tai ir viskas gerai? Man viskas gerai. Manau, kad taip. Galim padaryti kaip judesio vaidinimą. Tu vairavai? Taip, ponia. Galim padaryti tokią įvykių apžvalgą žingsnis po žingsnį. Kaip, ką tu galvoji? Aš tave forte. Klausyk, žmogau, tau tai nekelia problemų? Ne. Vertas. Ar kada nors buvai? O, kalėjimas. bet tai nebuvo taip rimta. Ten buvau tik 2 metus. Velnės, broli, turėjai tiesiog sustoti. Būtum turėjęs daugiau šansų pabėgti, jei būtum tiesiog sustojęs ir pabėgęs. Tu juk nesi lėtas. Ne, tu teisus. Tu lėtas. Galėjai šokti į mašiną ir pabėgti. Atsiprašau dėl to. Taip, žmogau. Bet įsivaizduok, labai greitai. Taip, žmogau. Tu turi apie tai pagalvoti, žmogau. Tu rizikuoji visų šitų žmonių gyvybėmis. Jie čia dirba statybose. Jei būtum kurį nors jų partrenkęs, žmogau. Žinai, kai jie bandė pagauti tą bėgantį vyruką. Gerai, išeikite. Ką nors užšiuopsim. Taip. Aš nesiruošiu daryti nieko kvailo. Žinau, tik nedaryk nieko kvailo. Ei. Palaukit 2 minutės visi. Tau reikia užsitraukti kelnes. Palauk, žmogau. Tu turi pirštinės, bičiulė. Palauk, žmogau, broli. Man skauda. Tikriausiai esu toli gatvėje. Hello, broli. Turi pirštinės? Ne. Ei. Suprantu, taip, gerai. Man taip skauda užpakalį. Stovėk ramiai. Viskas dėl to, kad esi 2,6 m ūgio ir vairuoji Honda Civic. Nebaig. Ei, stovėk ramiai, žmogau. Žmogau, bandau jį pagauti. Aš ne tau, žinai. Andželė, mašina. Ne, tu teisus. Tau reikia pikapo su 2 galiniais ratais. Taip, tu tikrai didelis. Kiek? 1,98. Ei. Žiūrėk, aš tiesiog lipau į savo mašiną. Aš nieko blogo nedariau, aš tiesiog lipau į savo mašiną. Ei, lemputę turi, broli? Tiesiog lipu į savo mašiną. Tu vėl jos nesureguliavai? Ne, man atrodo, kad man ranką bado šitas daiktas. Negali paleisti. Pakelk ranką atgal, broli. Padėk ranką už nugaros. Aš nenoriu daryti nieko beprotiško. Gerai, bičiuli. Tikriausiai aš nenoriu nieko daryti. Turi laikyti riešą toje pačioje padėtyje, nes jei jį pasuksi, skaudės. Tavo riešai maži. Turiu omeny, tavo riešai dideli. Matei tai? Matau.
Jis įdėjo tai čia vidum, išsigandau. Dvigubame puodelį. Ne, Mountain Dew turi žalią sirupą viduje. Taip. Taigi, aš irgi tai paimsiu. Abu šie daiktai bus paimti kaip įkalčiai. Kam dėl to pateiksite kaltinimus? Jūs apkaltinsite keleivius. Ar ką nors padarė? Taip, priekinis keleivis tikrai bus išlaipintas čia pat. Gerai. Kur tai buvo čia? Tai buvo gale, tai buvo ant grindų, galinė sėdynė zombių. Taigi visiems perskaitysime Miranda teises. Kalbėsime su visais dėl to. Nes vairuotojas galėjo tai numesti, ten atgal. Keleiviai taip pat galėjo tai padaryti. Aš šitą žiūriu taip, bet kuris iš jų galėjo lengvai tai padėti atgal. Taigi. Kapitone Ryzo, abu jūs tikrai. Jūs sakote man, kas tai per narkotikas. Taip. Tas narkotikas, kurį matote kūdikio buteliuke, vadinamas prometazinu ir kodeinu. Tai yra kosulio sirupas, bet kai jis neteisėtai vartojamas gatvėse, jį maišo su gėrimais. Jūs girdėjote, ką jis sakė apie du vieną į kitą sudėtus puodelius? Jie maišo jį su limonadu ar panašiais dalykais. Išgeria ir apsvaista. Pirmin, mano broliai iš rajono. Vienas iš jūsų paskambinkite ją iš savo telefono. Susisiekite su skubiaja pagalba. Kam skambinti? Ne, atsiprašau. Aš atėjau su vaikais, žmogau. Taip, apie tai reikėjo pagalvoti, kai pradėjai bėgti. Bet tu gali grįžti atgal vidun. Ne. Jie ruošiasi pasikeisti. Jo, palauk, mes tuoj keisimės. Aš turiu vietos. Ne, tu tuoj keisi vietą. Mes tuoj keisimės. Nagi, žmogau, sakyk, Nagi. Nagi. Ar turi ką nors, kas galėtų nuvykti į Kleitono apygardą, kur persekiojimas baigėsi rimta avarija su dar keliais automobiliais? Tai yra narkotikas. Manau, kad vėl išeis vairuotojas. Ne, tai ne vairuotojas. Tai iš tikrųjų keleivis. Reikės iki viešbutį. Ir tada, bet jums nereikia pasimti viso automobilio. Nes mums reikės atlikti transporto priemonės išdavimo procedūrą, kad galėtumėte pasimti viską iš automobilio ir visą kitą, kas su juo susiję. Gerai. Bet. Jei jį pasatysite, jis išeis ir jums perskambins. Aš tai padėjau ant galinės sėdynės. Ei, broli, pažiūrėk čia, žmogau. Ei, galinėje sėdynėje yra žolės. Kieno čia žolė? Tu sakai, kad žolė galinėje sėdynėje. Žolė galinėje sėdynėje. Kieno ta žolė? Nežinau, kieno jį. Jei ne aš, kaip jūs būtumėt sužinoję. Baikit. Žmogau, aš neturėjau jokios žolės. O kaip dėl prometazino priekyje? Kur? Žmogau, mes to išvažiuosim, žmogau. Aš neturėjau nieko, tik tą baltą daiktą priekyje. Tai tu turėjai tą baltą daiktą? Tik tiek? Kur prometazinas? Ką sakei? Kur prometazinas? Ką turiu omenyje? Ar aš tai pasakiau? Aš nieko neturėjau. Gerai. Tai dėl žolės tu neprisiemi kaltės. Jis irgi neprisiema. Nagi. Na, tai tavo žolė, tiesiog pasakyk. Klausyk, žolė dabar yra mažiausia tavo problema. Nagi, gerai. Tai mano žolė. Ar tikras? Na, noriu pasikalbėti. Gerai, supratau. Kiek ten buvo žolės? Ką sakei? Kiek žolės? Buvo, gerai, puikiai. Jūs visi, ką aš jums sakiau. Jūs čia kvailiojat. Jūs abu. Jūs dėl šio vyro. Na, jis tiesiog atėjo čia. Ir tu esi probacijoje dėl, žinai. Pirmiausia, aš žinau, kad tu žinai, kaip kvepia marihuana. Tai baig su visom tom nesąmonėm, kurias šiandien kalbėjau. Nesvarbu, ar žinai, kaip kvepia marihuana, taip ar ne? Taip ar ne, kaip kvepia marihuana? Tai tu žinai, kas buvo mašinoje. Alus ten aplinkui. Aš išėjau, jokio kvapo, nieko panašaus. Jis sumokėjo, kad aš čia ateičiau. Aš jam sumokėjau, kad jis ateitų čia, paimtų mano merginą ir grįžtų namo. Aš už jį sumokėjau. Ir dėja, broli, tau reikės taip pat drąsiai kalbėti, kai stosi prieš teisėją, viską tą patį. Bandai apsimesti, kad nežinai ir visa kita. Tu turėjai daugybę progų pasitaisyti. Tu tiesiog negali to padaryti. Taigi mes neįsime. Tu gavai tą beprotišką kalėjimą. Taip, laikykis taip pat. Eik ir atsisėsk man. Mes viską išsiaiškinsim. Taip, prašau. Tada prispausk juos prie savęs.
Taigi visiškai natūralu, kad ne vienas iš jų neprisipažįsta, kieno buvo kas automobilyje. Tai yra visų jų lengvai pasiekiamoje vietoje. Visi jie turi prieigą prie to. Visi jie turi galimybę naudotis nelegaliomis medžiagomis esančiamis automobilyje. Taigi greičiausiai visi jie bus apkaltinti tuo. Kadangi jie negali susitarti, kieno buvo kas, mes priimsime sprendimą už juos. Ir tada žiūrėsim toliau. Taigi jie baigs įvertinti abiejų jų sužalojimus ir nuveš juos į ligoninę, kad juos patikrintų, o tada galės būti nugabenti į Kleitono apygardos kalėjimą. Kleitono apygardos. Manau, kad mes, jei neklystų, ką tik gavome kūno kameros įrašą. Gavome jį. Gerai. Tai iš tikrųjų yra leitenanto Tumso vaizdo registratoriaus įrašas, kai jis persekiojo tą transporto priemonę. Oho. Vau, gerai, vaizdas šiek tiek grūdėtas, sunku įžiūrėti, bet žinote, tai buvo rimtas persekiojimas. Ir žinote, pažiūrėkite, keleivis. Bloga diena jam, savotiška nesėkmė, bet žinote ką? Taip ir ne, bet tai ir yra vadinamasis numanomas turėjimas. Taip, teisingai. Tie aiškus atvejai, kai buvo akivaizdu, kad keleivis nebuvo įsivėlęs. Gerai, tvarkoj, bet žaisti selektyvios amnezijos žaidimą, tai irgi gerai. Numanomas turėjimas. Ir žinai, mes visada sakome savo vaikams, būkite atsargus, su kuo sėdate į automobilį. Taip, nes tai puikus pavyzdys, kas gali nutikti. Taip. Taip, ne visiems, nes jie taikys visą griežtumą, neturės jokio noro daryti jokių nuolaidų. Ne. Šiuo metu, po to, ką tik matėme ten nutinkant. Ir visiškai pelnytai. Taip, panašu, kad kažkas bando pravažiuoti per tą avarijos vietą, kurioje vyko persekiojimas. Sustabdykite transporto priemonę. Akivaizdu, kad žmonės turi būti atidesni, nes jis važiuoja prieš priešinę eismo juostą ir gali sukelti dar vieną katastrofišką avariją, nes nėra dėmesingas. Jie tiesiog užmesga su juo kontaktą, sužino, kas vyksta, tikėkime, kad jis nėra apsvaigęs. Jis atrodo šiek tiek vangus, bet nežinau, pamatysim. Kas tau darosi, viešpatie, pasigailėk? Aš einu į eilę, tai... Gerai. Aš gavau. Mes įsijungėme. Taigi, kai aptarinėjome su leitenantu, pastebėjome, kad šis automobilis važiavo priešingą kryptimi greitkelyje. Priėję prie automobilio, pamatėme atidarytą alkoholio tarą viduje. Jo akys buvo paraudusios. Atrodė, kad jis yra apsvaigęs. Mes patrauksime šį automobilį nuo kelio ir tikriausiai atliksime jam keletą testų, kad pažiūrėtume, ar jis yra apsvaigęs. Ir tikriausiai šiandien keliaus į kalėjimą. Atrodo, čia yra tekila, šalia yra viešbutis. Ne, na tikrai. Midtown. Taigi, tu eini į Midtown. Taip. Kiek šiandien vakare išgeri? Taip. Taurelė, ką aš ten dariau? Taurelė. Ir žiūrėk, turėjau vieną mažą mergaitę namuose. Aš iš ten. Turėtume tai prisiminti. Taigi jūs, tiesiog. Turėjote tik vieną taurelę. Taip. Gerai. Aš tik noriu įsitikinti, ar turi su savimi ginklą? Ar ne? Ne. Paimk peilį ten. Peilis ten. Mano telefonas čia? Tu neturi pinigų? Ne, turėjau dėžėms pjaustyti skirtą peiliuką. Gerai, taigi turėjai tik vieną taurelę. Taip. Kokio? Tequilos. El Jimador. Tequila El Jimador. Reikia. Prieš kiek laiko buvo tas šotas? Gal kokios 25 minutės? 25 minutės. Ar tuo pačiu metu valgėte? Taip. Ką valgėt? Kiaulienos skrandžiai. Kiaulienos skrandžiai. Taip, tai kiek laiko? Kiaulienos skrandis. Kiaulės kojos. Kiek? Ne, nes tu sakai, kad aš jam skolingas gėrimą. Tai šlykštu. Kiaulienos skrandžiai, kiaulės kojos. Ne. Kiaulienos skrandžiai ir bulvės. Bet tu išgėrė tik vieną stikliuką ir viskas. Taip. Gerai, kad įsitikinčiau, jo gali vairuoti į Midtowną. Ar neprieštarauja atlikti kelis blaivumo testus vietoje? Ne. Man jie sakė niekada to nedaryti. Tai nenori taip daryti. Ne, gerai, šaunu. Šaunu. Gerai. Supratau. Viskas įrašoma. Ei, kodėl po velnių jūs turite mane taip greitai sulaikyti? Turite įpriimti kaip draugas, nes tai labai paprasta. Nenori to daryti? Aš nesu priešiškas. Aš nesakiau, kad jis buvo. Pone, kiekvieno filmo tinklalaidę. Gerai. Gerai, šiuo metu jūs esate sulaikytas už vairavimą apsvaigus, gerai? Taip, ponė.
patikrink šitą po velnių. Taip. Ponai. Man nereikia jūsų leidimo, aš vis tiek tai padarysiu. Ne. Ne, nereikia. Kodėl jūs susipriešiški man? Aš ramus. Visų pirma, tu važiavai ne tą kryptimi greitkelyje. Tu negali manęs nužudyti. Ne. Tu galėjai ką nors nužudyti. Tai užsičiauk bent sekundai. Taip. Na, Oho. Pagarba. Pagarba. Jūs galėjote ką nors nužudyti. Jūs galėjote ką nors nužudyti. Tai paprasta ir aišku. Delirijus. Šitaip. Tu turi omenyje vyrą? Ir mes tave nuvešime į kalėjimą. Eikime. Gerai. Viskas gerai ir puiku, bet nereikia su manimi taip kalbėti. Aš visą dieną esu vyras. Ne. Mes negalime su to taikstytis. Tu važiuoji prieš eismą. Baik. Žmonės, vaikai automobilyje. Jie turi saugos diržus. Jei turėčiau ginklą ir jūs nušaučiau, tada būtų kitaip. O velnės, aš kalbu su tavimi, žmogau. Baik, žmogau. Ei, tai aš padariau ne taip, viskas. Taip, jo. Aš tau kažką perskaitysiu, tik tuo pat metu neįžeidinėk manęs, aš vis dar vyras. Supratau tave, žmogau. Nagi, žiūrėk, aš tau kažką perskaitysiu. Ja, žmogau. Ne, tas... Išskirtinės vakarienės naktis. El Jimador taurelė su šiek tiek kiaulės skrandžio. Tu nenori jokio kiaulės skrandžio. Taip, tu tai valgiai vakar. Taip, žinai. Žinoma. Tai skanu, tai labai gerai sugeria alkoholį. Taip, tikrai taip, tu knarki. Šitas vaikinas iš esmės įvažiavo į šią situaciją tarsi sakydamas, prašau, patikrinkite mano blaivumą. Taip, aš važiuosiu priešingą kryptimi į didelę policininkų grupę. Taip, tai geriausia, ar ne? Ir tada taip, mano kišenėje yra peilis. Taip. Na, jis ten buvo, taip. Atsiprašau, per daug girtas, kad prisiminčiau. Taip. Turėjau paklausti šerifo čia. Sakau, kas tas hogmo? Taip. O jis sako, Nu jau. žmogau. Turime vištienos arba kiaulių žarnų, turime kiaulės kojų. Taip. Žmogau, daug patiekalų. Štai kodėl pasikvietėme šerifą, tiesa? Mums nereikia tavęs policijos analizai. Man tavęs reikia dėl maisto. Kitą kartą tau pagaminsiu. Atsinešiu ir turėsiu studijoje. Nuostabus kiaulės skrandis. Turėsime El Jimador. Tai bus šotai. Kad užsigėstume, bet... Baltas pikapas ir raudonas sedanas. 360 būstinė. Taip, tai turėtų būti susijęs su signalas 12 prašymas, tas pats, 2 transporto priemonės. Supratau, ačiū. Gal jums patinka veiksmas arba pokalbis? Mes įsijungiame. Einame, aš kalbėsiu su jumis, vaikinai. Ir jai skauda koją. Gerai. Gerai, ar tavo koja tvarkoje? Važiavau automobiliu ir ėjau tą kryptimį. Įeina, kaip jie atrodo. Ką jie vilki? Jie vilki juodas kelnes ir matosi balti marškiniai, tiesa? Taip, kartu su ją eina dar viena moteris su baltais marškiniais. 360 būstinė. Ar vis dar matote juos ar ne? 360, taip. Panašu, kad tai atsakingas asmuo, statusas 10, eina į pietus. Tai bus moteris su juodomis kelnėmis, baltais marškiniais ir eina kartu su moterimi, vilkinčia rožinius marškinėlius. Gerai, ar jūs čia pabūsite minutėlę? Taip, ar matėte, kur jie nuėjo? Tiesiai. Tiesiog tiesiai? Taip. Gerai, iškviesiu dar vieną ekipažą čia. Greitai nueisiu jų paieškoti. Gerai, tiesiog pasilikite čia. Gerai? Ką turi? 360. Greitai apžiūrėsiu, kol ugniagesiai dar dirba savo darbą. Panašu, kad atsakingas asmuo pasišalino. Mes bandysime juos surasti. Mėgsta tavo whisky. Kur tai? Ko vačios čia? Aš panelė Viskis. Kokteilis sveikatos jums. Puikiai, nice. Pažiūrėkime, Sara. 4657, centrale. Vienas saugęs vyras pervežamas. Taip pat būsi 15, ta ne ketvirtė. Cheryl.
360. Patikrinsiu biliardinę. Čiau. Ar jūs, vaikinai? Labas. Ar kas nors ką tik čia įėjo? Ar čia ką tik įėjo 2 moterys? Visai ne. Gerai. Viena vilki rožinius marškinėlius, kita baltus marškinėlius. Jie ką tik pasišalino iš eismo įvykio vietos toliau gatvėje. Ne, aš jų nemačiau. Gerai. Gerai, ačiū. Taip, jei aš jūs pažįstu. Aš tau parūpinsiu cigaretę. Taigi mes tiesiog apsidairysime aplinkui, pažiūrėsime, ar galime ką nors rasti. Ką tik patikrinome biliardinę, kuri yra visai čia pat, šiek tiek toliau tą pačią gatvę. Tai būtų gera vieta kažkam pasislėpti. Darbuotojas nieko nematė. Taigi mes tiesiog toliau tikrinsime. Taip. Manau, kad tai sesuo, nes ta, kuri yra probacijoje, tikriausiai ir sukėlė avariją. Ar nori, ar jau esi ten su jais? Ne, dar ne. Esu 6 minučių, bet greitai pabandysiu paskambinti seseriai. Gerai, skamba puikiai. Gerai. Taigi mes tiesiog tikriname teritoriją. Tiesiog šiek tiek pasivaikščiosime pirmyn ir atgal, pažiūrėsime, ar ką nors pamatysime. Numeris registruotas. Manau, į Moklyje, kuris yra Koljero apskrityje į pietus. Pažiūrėsime, ar galėsime ką nors rasti. Jis taip sakė, jis vėl yra to agresijos kelyje incidento vietoj. Ir manau, kad netoliese gali būti liudininkų. Nenori eiti. Gerai. Ir dabar, manau, viskas vyksta prie šios transporto priemonės. Štai čia. Ar galite dar ką nors pasakyti apie transporto priemonės vairuotoją? Ar gali jūs padėti? Na dar ne, bet gerai. Baltasis, juodaodis, ispanas. Jie yra ispaniškos kilmės. Ispaniškos kilmės. Jie yra mano sesuo. Aš esu ispaniškos kilmės. Vairuotoja yra tavo sesuo? Kur? Kas? Kodėl ji išėjo? Ir aš gavau skambutį, kad ji buvo. Pasakyk jai, kad grįžtų. Ne, aš negaliu. Čia jos telefonas. Aš paėmiau jos telefoną. Gerai, tai štai kas nutiko. Gavau skambutį, kad ji permigo su šio automobilio savininku, kuris buvo jos vaikinas. Gerai, kur ji gyvena? Ji gyvena San Carlos parke. Jai taikoma probacija. Jos vardas Najelė. Nialas. Gerai, taip. 360 būstinė. Mano mama laukia. Mano mama yra policininkė. Tavo mama su ja, jis bandė kalbėti? Kad sustotų. Kur ji yra? Nežinau, esu tikra, kad jie bando kalbėtis. Įtariamoji yra Najelė. Jai taikoma probacija dėl kelių su narkotikai susijusių bylų. Panašu, kad ji yra apsvaigusi. Sesuo čia bando ją grąžinti į įvykio vietą. Tačiau aš bandau su ją pasikalbėti dėl tavęs. Kaip manai, kur Nialas galėtų eiti? Atgal į San Carlos parką? Ži gyvena San Carlos parke. Bandau paskambinti mamai, nes mama yra su ja, bet nemanau, kad tavo mama turi savo telefoną. Tavo mama yra su ja? Bandau tave sustabdyti. Taip, jis bandė ją sustabdyti. Gerai, ar tavo mama ketina ją parvežti namo, ar jie kokį būstą? Taip, mama ją pasimti, jei galėtų. Taip, mama ją paimtų. Bet tu nežinai. Jie nebuvo tie. Tai buvo tik ji? Tai buvo ji. Mano mama, ji ir tavo mama. Taip, bandysi ją priversti sustoti. Gerai, ar tavo mama buvo automobilyje? Ne, jie eina kartu su ja. Eina kartu su ja. Iššūkis. Gerai. Na, o kur tavo mamos automobilis? Ji buvo su mumis sunkvežimyje. Sunkvežimė? Kur yra sunkvežimis? Štai ten. Gerai. Gerai, aš toliau skambinsiu. Pažįstu Nailą, tad tiesiog jo ieškosiu. Gerai, tai ką jie sako, atrodo, kad jie visi yra šeimos nariai. Taip. Tai ar jūs iš tikrųjų patekote į avariją? Gerai, mano tėtis sustabdė sunkvežimį priešais automobilį, todėl bandėme ją išvesti, kad ji išliptų. Nes ji yra Signal One. Taip, bandėme ją išvesti ir ji pabėgo. Ji pabėgo ir atsitrenkė į sunkvežimį. Polio kelius tiesiog. Ne, mes nesam. Ne. Koks jūsų adresas? Rašykite.
Vairuok. Gerai, aš eisiu jos ieškoti. Toliau skambink savo mamai. Manau, tai jau pakankamai toli. Gerai, tiesiog toliau skambink savo mamai, gerai? Pakalbėk su šiuo pareigūnu. Gerai, taigi Nielis yra viena iš mūsų nuolatinių klienčių. Ji yra probacijoje dėl 2 sunkių nusikaltimų. Taip jau sutapo. Abu kartus ją sulaikiau dėl narkotikų. Ji, kaip teigiama, yra apsvaigusi ir pabėgo, nes jai taikoma probacija. Taigi mes tiesiog toliau stebėsime. Gerai. 212 iš 02. Ieškome jos aplinkui. Manau, kad taip. Visi geriau šaukėme vieni ant kitų. Taigi, kaip sakiau, tiesiog blaškomės aplinkui. Ji negalėjo būti nuėjusi labai toli. Jie visi buvo kartu. Panašu, kad tai buvo šeimos nariai, bandantis ją sustabdyti nuo vairavimo, nes ji buvo apsvaigusi, o ji pabėgo, nes išsigando. Taigi, pažiūrėsime, ar nepavyks rasti. Jos. Bet dabar, kai tiksliai žinome, ko ieškome, tai turėtų šiek tiek palengvinti paiešką. Manau, jis vėl tame biliardo klube. Manau, jis gavo informacijos. Jis ieško tos moters, kuri atrodo pabėgo iš avarijos, kilusios per konfliktą kelyje vietos. Paklausykime, kai jis grįžta vidun. Iš kur tu gavai tą 43? Dreselio liudininkas, kuris buvo čia, sakė, kad matė juos prieš 2 minutes. Sveiki, vaikinai, kaip laivėtės? Čia yra jūsų biuras. Taip. Ei, taigi ta mergina, su kuria jis buvo. Šiuo metu turiu 9 žaidėjus. Gerai. Vaikinas, su kuriuo ką tik kalbėjo Drezelis, sakė, kad juos matė prieš kelias minutes. Čia vaikščiojančius. Tai nežinau, kaip jie galėjo būti operatoriaus nurodytų adresų. Mama tikrai yra su ją. Tegul jį pakviečia Nailą prie telefono ir daugiau niekada nebegrįžta. Ar žinome, kam priklauso Mazda? Ar turime ką nors? 24. Pasisakyti. Gerai. 341.pop.a.x žiedas OVIN. Tegul jį perduoda telefoną Nielį ir pažiūrėk, ar ji tikrai ten yra. Nes jei Dreselis matė ją prieš kelias minutes, arba Dreselio liudininkas matė ją prieš kelias minutes, nėra jokios galimybės, kad jie jau grįžo į San Carlos parką. Visą gerą. Sunkiai pagaunama nuolatinė pažeidėja. Šerifo pavaduotojas Knapas vis dar bando surasti tą moterį iš to įvykio. Gautas pranešimas atvedė jį į šį biliardo klubą, bet dabar jis kalba telefonu su jo šeima. Primenu. Jis sakė, kad jau yra ją anksčiau sulaikęs, taigi jis ketina ją surasti. Mes ir toliau stebėsime, kas vyksta Li apygardoje. Ieško moters, kuri pateko į tą avariją. Panašu, kad jis dabar vėl grįžo į tą biliardo klubą jos ieškoti. Turime lėktinio paleidimo pažeidimą ir pasišalinimą iš įvykio vietos, bet tai ir viskas. Seržantas neatrodė tuo labai susidomėjęs. Na gerai, Gerai, tai buvo mano reikalas. Čia yra jos nuotrauka. Ar jį visai užėjo? Visiškai ne. Bet juk sakai, kad buvo 2, tiesa? Taip, ji ir jos mama, bet ta, kuri čia sudaužė automobilį girta. Ne, nemačiau. Gerai, jeigu jie ateis, tiesiog paskambinkite mums, gerai? Ji vis tiek kažkur čia slepiasi. Puiku. Aš kas?
Taigi mes tiesiog apžiūrime vietovę, vis dar bandome ją surasti. Nuolatinė klientė, kurios ieškojo, detektyvė Knap. Nežinau, kodėl ji gauna žinių, kur ji yra. Tu su tuo sutinki, tiesa? Taip, ar gali tiesiog paskambinti 1070 telefonu? Kalbėdama su pagrindiniu pareigūnu, ji viską užfiksavo įvykio vietoje. Panašu, kad jie žinojo, jog ji buvo apsvaigusi. Ji vairavo. Jie bandė iš esmės panaudoti TVI, kad sustabdytų jos vairuojamą automobilį. Dauguma šeimos narių išlipa. Ji palieka automobilį su jungta važiavimo pavara ir atsitrenkia į šeimos automobilį, dėl ko vienam iš vaikų sužalojama koja. Kai jie bando perjungti į stovėjimo režimą, ji pradeda mosuoti kumščiais į savo seserį, bandydama jai suduoti. Jie išlipa iš automobilio, jie nurieda nuo kalno, ji pradeda bėgti. Taigi šiuo metu atrodo, kad jie turi pasišalinimą iš įvykio vietos po šeimos konflikto ir vairavimą, kai teisė vairuoti sustabdyta mažiausiai. Ir tada jiems reikės ištirti, ar ji buvo apsvaigusi ar ne. Tačiau dėl laiko dėlsos ir to, kad ji išėjo iš namų, bus sunku įrodyti, kad ji nuo to laiko nieko nevartojo. Todėl nenorėtume imtis veiksmų, kol BHC nebus aišku. Taigi jie dabar ten vyksta, bandydami sulaikyti ją mūsų 4-ame nuovadoje. O tada pareigūnas Pigotas perims likusią tyrimo dalį. Taigi dabar ketinu paskambinti ir užregistruoti ją. Ir mes negalime to pajudinti iš vietos. Mes negalime įjungti pavaros. Nežinau. Ar tai tavo automobilis? Taip. Turi raktus? Pažiūrėk tai. Gerai, palauk, pakalbėkime su mano partneriu čia. Ir mes to nedarysime, aš kaip tik ruošiausi iškviesti tralą, kad nutemtų, nes negalėjome įjungti pavaros. Gerai, kaip sekasi? Čekis. Jis yra automobilio savininkas. Jis turi raktus. Jis... Virgat, ne? Mūsų kelyje. Taip, ką tik grįžau iš darbo, nuondien... Palauk. Taip, tiesiog duok ją akimirką, leisk jai daryti savo darbą. Gerai. Kas buvo? Kokia yra Nielo istorija? Leidau jai naudotis mano automobiliu, kol aš einu į darbą. Žinai, jie neturi vairuotojo pažymėjimų. Nežinau. Ji yra mano mergina. Ji neturi vairuotojo pažymėjimo. Aš ją pasitikiu, žinai, aš ją myliu. Žinai. Kaip žinai. Tiesiog. Merginos reikalai. Pasimk mane, kai baigsiu darbą. Taigi tau reikia avarijos ataskaitos. Tiesa dėl žalos. Atrodo, kad žalos yra nemažai. Nes... Kas tai? Tu nežinai? Ne, nes jie sudaužė. Tai buvo šeimos reikalas, kuris tęsiasi. Taip, žinau. Ir aš bandau įsikišti tai. Ne, aš nesakau, kad dėl ko nors turėtumėte pareikšti kaltinimus, bet jums vis tiek reikia avarijos ataskaitos, tiesa, kad galėtumėte sutaisyti savo automobilį. Taip, gerai. Skamba gerai? Aš to pasirūpinsiu. Tik jei dėl to niekas nenukentės. Gerai, ačiū broliam. Tiesiog palauk čia, kol jį baigs. Jie ateis ir pasikalbės su tavimi, gerai? Taigi sakėme, kad iškviesime tralą, bet savininkas atvyko su raktais, tad tralo jau nebereikės. Tai viskas. Mes važiuosime prie kito, kol jie čia viską sutvarkys. Neužtruko ilgai ją surasti, bet dabar jie ją turi. Ir turiu pridurti, pažiūrėkime, smurto artimoje aplinkoje atvejais, pabėgimas iš įvykio vietos, sustabdyta teisė vairuoti, tai, ką sakė pavaduotojas Knapas, su tuo jie susidurs. Pradedame Lee apygardoje, Floridoje, kur pavaduotojas Maikas Knapas atvyko į avarijos vietą, kuri, kaip paaiškėjo, galėjo būti incidento kelyje dėl įniršio pasekmė. Vairuotojas buvo pabėgęs iš įvykio vietos, tačiau auka jau žinojo vairuotojo tapatybę, todėl departamentas paskelbė paiešką. Būkite budrūs. Po to, kai baigėme transliaciją, pavaduotojas Kristianas Grinas surado tą vairuotoją. Jos vardas Nadželi Gučeres, 23 metų iš Fort Myerso. Pas ją buvo rasta tiek kreko, tiek metamfetamino. Dabar jai pareikšti 2 kaltinimai dėl kontroliuojamų medžiagų laikymo. Nuo 2023 metų tai jau 8. kartas, kai Lee apygardo šerifo pavaduotojai sulaikė Najelę. Tomai, sakei, kad atvykę jie ją jau pažinojo vardu. Tai ir yra grožis, kai pažįsti savo rajoną, tiesa? Tai Nadželi. Dabar žinosime, kur eiti, žinome veikimo būdą. Baigta.